visatos kosmologinė modeliai tai yra daugybė akivaizdžių sunkiai atsitiktinumų paaiškinamų sutapimų. Na, paimkim tokį dalyką. Kad egzistuotume Žemėje gyvybė, žmogus ir civilizacija, egzistuoja tiek tokių sutapimų tikslių, kad ne vienas, net ne du, ne trys. Kad atrodo, atsitiktinų čia jau negali paaiškinti. Per daug tų sutapimų, nes bent kažkur nueitų į šoną, jų gyvybė ir civilizacija negalėtų egzistuoti. Ar ne? O čia tiek tų sutapimų yra, kad nenori sumodeliuotą realybės teoriją, tu pradedi tikėti. Aš keletą pavyzdžių vaduosiu, sakykime, pavyzdžių. Šitas, ką aš sakau, principas vadinasi antropinis principas. Tai beje, diskutuojant su ateistais labai įdomu irgi. Antropinis principas. Ką jūs reiškia antropinis principas? Kad gyvybė Žemė, žmogaus atsiradimas ir civilizacija priklauso nuo ypatingai tikslių, paradoksalių susiklosčiusių aplinkybių, kurios egzistuoja gamtoj, visatoj ir Žemėje. Jeigu kažkur tas bent vienas pakitimas būtų, jau mūsų gyvybė, civilizacija negalėtų egzistuoti. Bet čia tiek daug visko susideda, kad, žiūrėkit, paimkim, kad Žemėje gyventumėm gyvybę, žmonės, civilizacija, atstumas nuo Saulės Žemės, taip pasižiūrėkim. Jeigu būtume nors 5% atstumą arčiau, jau gyvybė negalėtų egzistuoti Žemėje. Būtų per karšta. Būtų čia, žinokit, kaip Venera ar Merkurijus. Jei bent 1% toliau, negalėtum dėl šalčio egzistuoti. Viskas būtų jau užšaldyta. Atstumas atrodytų sumodeliuotas taip, kad kaip tik tiktų idealiai Žemė. Žiūrėkit, antras dalykas. Sakim, vienas dalykas tai atsitiktinumas, taip? Antrą paimkim dalyką. Planetos sukasi aplink reiškia savo ašį ir aplink Saulę reiškia skrenda. Jeigu Žemė nebūtų sukimosi, gyvybė negalėtų egzistuoti. Vienoje pusėje atsisukusi į Saulę būtų taip karšta, išdegtų viskas, kita būtų padengta storu ledu, viskas būtų sukaustyta ledo. Sukimas, atsiranda toks reiškinys. Trečias sutapimas. Turim palydovą Mėnulį, kurio nuotolis nuo Žemės ir jo masė idealiai naudinga Žemė ir gyvybei. Būtų nuotolis kitoks ar masė kitokia, jau nebūtų taip gerai gyvybei. Jūs žinot, kad Žemė skrieja aplink Saulę pasvirusią šim, maždaug 23,5 laipsnio kampu, pasvirusi į savo orbitą. Šitą pasvirimo kampą stabiliai išlaiko Mėnulio gravitacija. Mėnulis tokio dydžio ir tokio atstumo, kad tą kampą labai gerai išlaikytų. Jeigu būtų kitaip, arba Mėnulio nebūtų, arba Mėnulis būtų arčiau, ar toliau, ar didesnis, ar mažesnis, šitas pasvirimo kampas nebūtų toks. O jeigu nėra to pasvirimo kampo, tai būtų didelės problemos gyvybei. Gyvybė nelabai galėtų egzistuoti. Pavyzdžiui, Marsas. Jo pasvirimo kampas kinta nuo 15 iki 35 laipsnių. O Žemėje dėl Mėnulio įtakos kampas keičiasi tik tarp 23-26 laipsnių. Tai jeigu neturėtumėm Mėnulio, tai Žemėje nebūtų praktiškai metų laikų. Problemos gyvybė didelės. Didelės problemos gyvybė. Taip reiškia. O jeigu pasvirtų kaip Uranas ant šono, tai būtų milžiniškas metų laikų temperatūrų skirtumas. Saulė pragariškai išsvilintų tai vieną, tai kitą šigalį. Vėl problemos dėl gyvybės. Toliau vėl Mėnulio reikšmė. Kad gyvybė galėtų egzistuoti, vandenynuose būtini potviniai ir atoslūgiai, kad išsivalytų vandenynas. Be Mėnulio šito proceso nebūtų. Viskas kaip suderinta, ne? Žiūrėkit, dar vienas dalykas. Saulės sistemoje toliau nuo mūsų Žemės, nuo Saulės ir nuo mūsų Žemės, tai egzistuoja gigantiška dujinė planeta Jupiteris. Milžiniška planeta. Su milžiniška gravitacija. Jos reikšmė kolosali mūsų Žemėje. Jupiteris atlieka kosminio skydo funkciją. Šiaip jį turėtų būti arčiau Saulės, netgi mokslininkai sako, čia kažkaip toliau negu Žemė nuo Saulės, kaip įdomiai pagal dydį turėtų arčiau, bet ne, sako, toliau, reiškia, yra Saulė, yra Žemė, yra Jupiteris, ar ne? Skrenda pastoviai asteroidai į Saulės sistemą ir meteoritai, sukasi Jupiteris. Jis, būdamas toliau nuo mūsų, nuo Saulės, jisai sutraukia į save asteroidus ir kometas. Jeigu Žemė bamteltų koks didelis asteroidas, tai
absoliučią daugumą asteroidų ir kometų tiesiog Jupiterio gravitacija sulaiko, susemia į save, saugo Žemę. Nepaprastai reikalingas. Kaip viskas gražiai surėti, ne? Dabar žiūrėkit Žemę, turi atmosferą. Atmosfera egzistuoja toks dalykas kaip ozono sluoksnis. Maždaug 25 km aukšte jis jau pats stipriausias. O jis būtinas gyvybei. Vat nebūtų Žemė ozono sluoksnio. O jis saugo Žemę nuo biologiškai labai aktyvių 200-400 mm bangų ilgio saulės ultra ir beta ultravioletinių spindulių. Be jų gyvybė Žemė žūtų. Toliau, žiūrėkime, va šeštas momentas, dar vienas. Žemės gravitacija. Jeigu ji nors truputį būtų mažesnė, lengvos dujos, tokios kaip deguonis, atmosferoje neišsilaikytų, jos kiltų į viršų ir išeitų į kosmosą. Gyvybė būtų amen. O jeigu atmosfera būtų didesnė, tai kai kurios dujos, pavyzdžiui, vandenilis, jos būtų prie Žemės atmosferai, ar tai pritraukti, ir atmosfera taptų netinkama gyvybei. Problemos būtų. Jau. Dabar, Žemės orbita, jie realiai psenė, bet beveik apvali. O jeigu būtų kitokia, labiau ištempta, vėlgi gyvybei pavojus atsirastų. Ištempta nuo Saulės per tolin, to šaltas, viskas, sušaltų. Atrodo, idealiai pritaikyta mūsų orbita. Žiūrėkite, 8 dalykas. Atmosferos sudėtis. Kaip žinote, atmosfera mūsų susideda, iš azotas 78%, 21% deguonies, 0,7% argono, 0,3% anglies dioksido. Jeigu būtų kitokios sudėties atmosfera, gyvybė negalėtų egzistuoti. Jeigu proporcijos skirtusi, negu dabar yra, vėl gyvybė negalėtų. Žiūrėkit, kiek įdomių faktorių atrodytų neprimena su modeliavimu. Čia dar ne viskas, žiūrėkim toliau. Visatos ir materijos tas egzistavimas priklauso nuo fizikoje, reiškia, turbūt atsimenat iš 4 fundamentalių, dabar jau apie 5 kalbą, bet kol kas dar čia hipotezės lygmenį. Bet jau 4 pagrindinės fundamentalios jėgos. Jų sąveika sudaro gravitacinė jėga, elektromagnetinė, stiprių jėgų ir silpnų jėgų jėga. Sudaro 4 jėgos. Tų jėgų yra stebėtinas balansas. Jeigu tų jėgų proporcijos būtų nors kiek kitokios, visata ir materija neegzistuotų. Automatiškai gyvybė. Kaip suderinta gražiai, ne? Žiūrėkim toliau. 10 dar. Duosiu dar 10 tokio atsitiktinumo. Na, žinom, visata plečiasi, taip? Jeigu visata plėstųsi nors šiek tiek greičiau, išnyktų materijos. O jeigu plėstųsi lėčiau, tai jau už poros milijardų metų nuo plėtimosi jį vėl pradėtų susitraukti. Vėl grįžtų atgal į tą begalinę tankią kondensatą, vėl gyvybė negalėtų egzistuoti. Optimalus greitis. Žiūrėkit, 11 principas. Žemė ir Saulės sistema, mūsų galaktikai, vadinamai paukščių tokia, ar ne? Jie egzistuoja galaktikos pakrašty, bet ne pačiame pakrašty. Jeigu Žemė būtų arčiau centro, negalėtume egzistuoti. Kaiminių žvaigždžių gravitacija keistų orbitą ir viskas būtų. O jeigu būtum labiau į pakraštį dar, tai pritrūktų cheminių elementų, kad galėtų susiformuoti Saulės sistemą. Vėl gyvybės nebūtų. Ir Žemės greitis. Kaip žinote, Žemė skrieja aplink Saulę. Skrieja 108 000 km/h greičiu Žemė. Optimalus greitis kompensuoti Saulės traukai, kad išlaikyti Žemę tinkamam atstume nuo Saulės greitį. Jeigu greitis būtų mažesnis, Žemė artėtų prie Saulės. Gyvybei chana. Taptų išdeginta dykynė kaip Merkurijus. Jeigu būtų didesnis greitis, Žemė toltų nuo Saulės. Taptumėm ledu sukaustyta planeta kaip Plutonas ir gyvybė negalėtų egzistuoti. Žiūrėkit, vanduo egzistuoja. Vandens apytakos ratas. Vanduo taip suvėdas, kad jisai garuoja, susidaro debesis, vėjas išnešioja ir lietaus pavidalu grįžta atgal į Žemę. Nebūtų tokios vandens savybės, gyvybė negalėtų egzistuoti. Vėlgi. Žiūrėkit, kiek visko pritaikyta, kaip suprognozuota dažniausiai. Žiūrėkit, su vandeniu vėlgi. Skirtingai nuo visų kitų medžiagų, ledas tampa lengvesnis, jis kyla į paviršių. Jeigu jis būtų kaip ir visos kitos medžiagos, jis gultų į dugną ir viskas. Pelkės ar ežero, ar upės, ar jūros užšalančios gyvybės, žuvim, ar būtų mirtis. Turim atmosferą, kuri saugo nuo meteoritų bombardavimo. Taip pat atmosfera tokia, kad išlaiko šilumą.
toks šiltnamio efektas yra tam tikras. Reiškia, kitaip sušaltumėm, bet tokios atmosferos būtų kitokia. Neturėtų savybės išlaikyti šilumą. Žiūrėkit, Žemėje per milijardus metų susiformavo anglies, dujų, naftos atsargos, metalai. Tai nebūtų šito proceso civilizacija technogeninė neįmanoma. Būtent laukinį viskas. Be šito dar galim vystytis. Atrodo, kaip gražiai suprojektuota viskas, kaip gražiai sudaryta. Aišku, ateizmas bando atsitiktinumu aiškinti. Atsitiktinumas yra filosofinė koncepcija, kuri nėra įrodyta. Yra grinai hipotetinė. Nes egzistuoja lygiavertis mokymas, lygiavertinė filosofinė koncepcija, kur neigia atsitiktinumą. Neįrodyta dalyką, kad nėra Dievo, įrodinėja neįrodyta koncepcija atsitiktinumo. Ką aš galiu pasakyti?